Na, įsivaizduokime labai pažįstamą situaciją. 3 valanda nakties, aplink visiška tamsa, o miegas, jis net neketina ateiti, nes smegenyse tiesiog vėl ir vėl sukasi tas pats filmas. Aha, tas baisusis naktinis galvojimas. Būtent. Tas vienas prastas pokalbis su vadovu, tas vienas neteisingas sprendimas darbe, arba tas momentas, kai kažkas kitas gavo įvertinimą už tavo paties įdėtas pastangas. Ir kyla klausimas, kodėl tas neteisybės jausmas mus taip baisiai graužia? Iš tikrųjų, tai toks jausmas, lyg kramtytum seną visiškai beskonę gumą. Mes juk puikiai suprantame, kad tai neduoda jokios naudos, bet, tiesiog negalime sustoti. Taip, tikrai taip. Ir todėl šiandienos išsamioje analizėje mes nagrinėjame nepaprastai įdomų garso įrašą. Tai yra dvasinio pokalbio tokios paskaitos ištraukos, kuriuose teigiama labai netikėta mintis. Pabandykime tai išnarplioti, nes tas pyktis ir negalėjimas paleisti praeities nuoskaudų nėra tiesiog, kažkoks užgautas ego. Iš esmės, šaltinis teigia, kad tai yra giliai įsišaknyjęs sielos instinktas. Ir pradedant šį tyrimą, manau, būtina nubrėžti rėmus. Šaltinis šią universalią problemą nagrinėja per veidų ir rytų filosofijos, konkrečiai Krišnos sąmonės prizmę. Tačiau, kas man čia pasirodė įdomiausia, tai kad net visiškai atmetus tą teologinį aspektą, pats tekstas veikia kaip labai aštrus psichologinis skerspjūvis. Oho, tikrai taip. Aš irgi tai pastebėjau. Jis labai aiškiai parodo, kaip veikia žmogaus teisingumo suvokimas. Kodėl didžiulės biurokratinės sistemos mus taip sekina ir, galiausiai, kur iš tiesų baigėsi mūsų asmeninė atsakomybė. Būtent nuo to teisingumo suvokimo aš ir norėčiau pradėti. Šaltinyje, išsakoma mintis, kad pati siela turi įgimtą teisingumo savybę. Vadinasi, tas mūsų noras matyti teisybę nėra kažkoks visuomenės primestas ar išmoktas elgesis. Ne, tai greičiau mūsų dvasinė DNR. Taip, dvasinė DNR. Bet čia ir atsiranda tas didžiulis konfliktas su realybė. Skaitant šaltinį, man galvoje nuolat sukosi tokia prekybos automato analogija. Mes iš esmės elgiamės taip, lyg visas gyvenimas būtų prekybos automatas. Aha, įmeti monetą ir lauki rezultato. Būtent, įmetame monetą, atliekame gerą darbą, laikomės visų taisyklių ir tikimės, kad mums iškris šokoladukas. Geras rezultatas. O kai tas aparatas tiesiog praryja monetą ir nieko neduoda, mes jaučiamės apvogti ir pradedame jį trankyti. Čia ir yra patys įdomiausi dalykai. Tokia reakcija yra visiškai natūrali, nes pagal šaltinį mes matome tik labai mažą laiko atkarpą. Autorius tai aiškina per, vadinamąją karmos matematikos koncepciją. Karmos matematikos. Skamba sudėtingai. Iš tikrųjų, tai reiškia, kad materialiame pasaulyje priežastis ir pasiekme tiesiog nėra tokios tiesioginės, kaip mes norėtume matyti. Autorius pateikia labai tokį provokuojantį pavyzdį apie turtus ir pastangas. Taip, aš prisimenu šitą vietą. Įsivaizduokime žmogų, kuris dirba po 12 ar net 14 valandų per parą, sąžiningai atiduoda visas jėgas, bet, vos suduria galą su galu. Ir tada turime milijardierius, kurie galbūt įdeda kur kas mažiau fizinio ar net intelektualio darbo, bet mėgaujasi tiesiog nesuvokiamais turtais. Pagal tą prekybos automato logiką, tai yra visiška sistemos klaida, ar ne? Bet palauk, man čia kyla labai didelis klausimas. Ar tai nereiškia, kad mes šiame tyrime tiesiog teisiname nelygybę? Ne, jokių būdų. Nes tai skamba gana patogiai. Žinai, jei esi turtingas, vadinasi, esi to nusipelnęs, o jei vargsti pats kaltas. Ar šaltinis tikrai siūlo tiesiog, susitaikyti su tokia atskirtimi? Aš labai gerai suprantu tavo abejonę, bet šaltinis tikrai nebando teisinti socialinės nelygybės kokią nors moderni politinė prasme. Jis kalba apie kur kas ilgesnę daugelio gyvenimų perspektyvą. Karmos matematika sako, kad tie milijardieriai turi sukaupę didžiulę dorybės valiutą iš savo ankstesnių veiksmų. Aha, dorybės valiuta. Taip, jų dabartinė situacija yra tiesiog praeities sąskaitos išgryninimas.
O to žmogus, kuris sunkiai dirba, bet nemato rezultatų dabar, jis galbūt patiria pasiekmes už tai, kad praeitie negerbė pinigų, juos iššvaistė ar elgėsi neatsakingai. Dabar tiesiog atėjo laikas išmokti tos pagarbos per sunkų darbą. Supratau. Vadinasi, pagrindinė teksto žinutė yra ta, kad rezultatas visatos mastu visada yra absoliučiai tikslus. Mes tiesiog, neturime visų lygties duomenų. Būtent. Todėl tas mūsų įgimtas teisingumo siekis materialioje tikrovėje nuolat atsitrenkia į sieną. Mes pykstame ant lygties, kurios kintamulių mes net nematome ir nesuvokiame. Tai labai daug paaiškina. Tai paaiškina, kodėl tas pyktis yra toks destruktyvus. Jei mes nematome visos lygties, vadinasi, mūsų pačių bandymai asmeniškai įvykdyti teisingumą yra mažų mažiausiai akli. Absoliučiai. Ir šaltinyje šis teisiųjų ir teisinčiųjų pavojus yra iliustruojamas remiantis Manui. Tai senovės įstatymų leidybos tekstai. Ten pateikiamos tiesiog stulbingačios proporcijos apie asmeninę atsakomybę. Taip, aš buvau visiškai priblokšta to pavyzdžio. Tas skirtumas tarp vabalų nužudimo ir didelio gyvūno nužudimo. Taip, mano tekstuose pabrėžiama, kad atsakomybė ir pasiekmes tiesiogiai priklauso nuo mūsų intencijos ir suvokimo lygio. Tarkime, žmogus, kuris aria žemę, stato namą ar kuria laužą. Jis juk neišvengiamai netyčia nužudo daugybę mažų vabzdžių, tiesa? Būtent. Bet pagal karmos dėsnį toks atsitiktinės net ir pilno vežimo vabalų nužudimas, kai žmogus tiesiog atlieka savo kasdienės pareigas, sukuria kur kas mažesnes neigiamas pasiekmes nei visiškai sąmoningas, tyčingas vieno didelio gyvūno nužudimas. Visata vertina ne tik patį veiksmą, bet ir kontekstą. Kontekstas yra viskas. O kaip tada su tais, kurių darbas ir yra vertinti kitus, tarkim teisėjais, įvairiais vadovais, lyderiais? O čia ir prasideda pati didžiausia rizika. Šaltinis teigia, kad tie, kurie patys imasi teisti kitus, prisima, galima sakyti, kosminę atsakomybę. Kosminė atsakomybė. Skamba grėsmingai. Taip ir yra. Jei karalius ar teisėjas nubaudžia neteisingai ar nubaudžia nekaltą žmogų, visa tos bausmės karma, visa to žmogaus kančia automatiškai pereina jam pačiam, jo patarėjams ir įsivaizduokite net liudytojams, kurie melavo teisme. Oho. Geras. O jei nubaudžiama teisingai? Jei teisingai, tada bausmę sugiria tik pats kaltasis. Bet tai reiškia, kad noras būti tuo teisingumo vykdytoju yra nepaprastai pavojingas, jei nesi 100% tikras savo sprendimo. Tai tikrai priverčia susimastyti. Man tai skamba taip, lyg teisti kitus yra tarsi žaisti su atvira elektros instaliacija be jokių apsauginių pirštinių. Ir autorius juk tai labai vaizdžiai pailiustruoja istoriniais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Maksimilianas Robespieras Prancūzijos revoliucijos metu. Robespiero pavyzdys čia yra tiesiog tobulas. Žmogus, kuris jautėsi esas absoliutaus teisingumo įsikūnijimas. Jis siuntė žmonės į giljotiną, judino masės, visiems atrodė, kad jis visiškai valdo situaciją ir, kuria naują tobulai teisingą pasaulį. Bet mes žinome, kaip baigėsi jo istorija. Taip, šaltinis atkreipė dėmesį, kad nebuvo jokio ilgo palaipsnio nykimo ar kažkokių teismo procesų trunkančių dešimtmečius, viskas apsivertė per akimirką. Ir jis pats atsidūrė ant to paties ešafoto po tą pačią giljotiną. Visata atstatė balansą labai, labai drastiškai. Ir kitas pavyzdys iš šaltinio Durdžiohana iš Indijos epo Mahabharata, man šitas labai įsiminė. Vieną dieną žmogus yra galingas pasaulio imperatorius, jis kontroliuoja viską, po jo vėliavomis žygiuoja tiesiog milijoninės armijos, o vos po kelių dienų... Po kelių dienų jis priverstas slėptis ežero dugne. Taip, ežero dugne. Pamatęs visus savo sąjungininkų žūtį, jis slepiasi vandenyje, kur galiausiai atrandamas ir nužudomas. Tai tiesiog neįtikėtinas kontrastas. Ir šie abu pavyzdžiai naudojami pabrėžti vieną labai esminę šaltinio mintį. Tas greitas pakilimas, kuris yra grįstas kitų teismų ar neteisybė, jis lemia lygiai tokį pat greitą kritimą. Visata turi savo pačios balansavimo mechanizmus ir jie veikia visiškai nepriklausomai nuo mūsų bandymų viską mikromenedžiuoti. Vadinasi, mums nereikia patiems tapti teisingumo kardais, nes anksčiau ar vėliau ta lygtis vis tiek išsisprendžia pati. Bet, žinai, jei teisėjai ir lyderiai prisima tokią riziką ir jei asmeninis teisingumo ieškojimas toks pavojingas, man kyla labai natūralus klausimas,
Kodėl tada mes sukūrėme didžiujas institucijas, korporacijas, kurių ko ne vienintelis tikslas yra kontroliuoti ir vertinti kiekvieną žmogaus žingsnį? Aha, mes pereiname prie biurokratijos temos. Taip. Šaltinis tai nagrinėja per labai aštrę biurokratijos kritiką. Aš niekaip negaliu pamiršti tos istorijos apie Kinijos drabužių pramonę. Įrašo pasakoma, kad praeitie vienu metu ten buvo gaminami tik 36 ir 42 dydžių vyriški marškiniai. Ir viskas. Nėra tavo dydžio, kągi, teks kažkaip prisitaikyti. Tai yra nepaprastai taikli metafora. Autorius juk naudoja šį pavyzdį parodydamas patį biurokratijos mechanizmą iš esmės, kodėl sistemos taip daro. Nes, standartizacija labai sumažina administravimo kaštus. Ja lengva valdyti iš centro. Taip, teoriškai tai skamba puikiai, bet kas tada nutinka su pačiu žmogumi? Būtent. Milžiniškos organizacijos bando visus žmonės įsprausti į tos 36 dydžio marškinius. Jei tu esi inovatyvus, energingas, bet netelpi į standartinę formą, tave tiesiog bandoma apkripti. O jei trūksta kompetencijos, tave dirbtinai bando ištempti iki 42 dydžio. Skausminga. Labai. Ir šaltinis sako labai aiškiai. Tai, kas teoriškai tobulai atrodo centrinėme biure kažkur Vokietijoje ar Niujorke, praktiškai visiškai neveiks Prancūzijoje, o jo labiau Pietų Amerikoje ar Karibuose. Bet kodėl ta centralizuota biurokratija taip tragiškai nesupranta šio skirtumo? Juk atrodo taip akivaizdu, kad skirtingos kultūros reikalauja visiškai skirtingo požiūrio. Todėl, kad biurokratija visada remiasi taisyklėmis, o ne gyvų santykių su žmogumi. Šaltinyje mes matome du nuostabius kontrastuojančius pavyzdžius apie vietinę iniciatyvą. Pirmasis tai pasakojimas apie dvasinio judėjimo atstovą Dubajuje. Aha, Dubajus, kur, man atrodo, techniškai ar teisiškai galbūt net nėra labai leistina atvirai propaguoti kitas religinės praktikas. Būtent aplinka ten tikrai nėra tam pritaikyta. Bet šis atstovas tiesiog atsisėda ir labai nuoširdžiai groja harmoniją. Ir jis tai daro su tokia, charizma, su tokiu autentiškumu, kad jis pritraukia vietinių žmonių dėmesį ir niekas jam netrukdo. Ir tada mes turime tą antrąjį pavyzdį iš Jutos valstijos, Jungtinėse valstijose. Ten atstovas vardu Madus organizuoja spalvų festivalį, į kurį, įsivaizduokite, susirenka 100 000 mormonų. Taip, 100 000. Jie mėto tas spalvotas pudras, spalvotus miltelius ir visi kartu gieda mantras. Tai skamba absoliučiai nerealiai. Tai skamba nerealiai, nes tai nėra plano dalis. Pagrindinė šaltinio tezė čia ir yra tokia. Jokia pasaulio centrinė planavimo taryba, sėdinti už 1000 kilometrų, niekada jokiais būdais nebūtų sugalvojusi tokio plano. Pritraukime 100 000 mormonų giedoti mantrų. Tikrai ne. Joks biurokratas neparašytų tokios direktyvos, nes tai, tiesiog netitinka jokio standartinio veiklos modelio. Tokie stebuklai įvyksta tik tada, kai vietiniam žmogui suteikiama visiška laisvė veikti pagal savo unikalų supratimą. Pagal aplinkos pajautimą. Ir čia, man atrodo, mes prieiname prie to esminio skirtumo tarp tikros lyderio ir paprasto biurokrato. Autorius tai labai gražiai aiškina per virėjas analogiją. Aš manau, kad tai situacija, kurią atpažins tikrai kiekvienas, kuris bent kartą gyvenime dirbo didesnėje įmonėje. Virėjo pavyzdis labai geras. Įsivaizduokime žmogų, kuris yra tiesiog genialus virėjas. Jis virtuvėje kuria kulinarinius stebuklus, maistas puikus, visi klientai laimingi, bet jis absoliučiai nemoka pildyti Excel lentelių. Jis pamiršta atiduoti ataskaitas, nesugeba sudaryti biudžeto grafiko. Ir mes puikiai žinome, kaip į tokį žmogų reaguotų standartinė sistema, ar ne? Biurokratas tiesiog atsiųstų jam 10 piktų elektroninių laiškų reikalaudamas užpildyti formas, jis grasintų nuobaudoms, galbūt verstų lankyti kažkokius laiko planavimo kursus. Ir koks rezultatas? Virėjas praleidžia mažiau laiko gamindamas, jis patiria didžiulį stresą, perdega ir galiausiai išeina iš darbo. Taip. Bet šaltinis teigia, kad tikras lyderis masto visiškai kitaip. Tikras lyderis mato tą genialumą, bet jis taip pat supranta ir žmogaus ribotumą. Jis pasakytų, šis žmogus kuria magiją. Aš geriau duosiu jam 5 asistentus, kurie tegu pjausto tas daržovės, pildo visokias ataskaitas, kad virėjas galėtų daryti tik tai, ką moka geriausiai. Vadinasi, biurokratas bando per prievartą pakeisti žmogaus prigimtį, o lyderis tiesiog sukuria aplinką, kurioje ta prigimtis gali klestėti. Būtent. Ir beje, kalbant apie atskaitingumą ir tų sistemų veikimą, šaltinyje pateikiama gana įdomi analizė.
Autorius lygina įprastas korporacijas su vadinamosiomis ideologinėmis biurokratijomis. Jis ten paminė tokį žinomą pavyzdį su Budweiser prekės ženklu. Taip, čia mes turime šiek tiek sustoti ir labai aiškiai pabrėžti. Šaltinis, o ir mes patys šioje analizėje, mes jokių būdų nesimame vertinti politinės, kairiosios ar dešiniosios tos konkrečios situacijos pusės. Mums tai visiškai nesvarbu. Šis pavyzdys čia naudojamas išimtinai tik kaip organizacinės dinamikos iliustracija. Visiškai teisingai. Šaltinio autorius šį pavyzdį naudoja tik tam, kad pademonstruotų skirtumą tarp atskaitingumo greičio. Korporacijos turi labai negailestingą, bet objektyvų grįžtamojo ryšio mechanizmą – pelną. Pinigai viską parodo greitai. Taip, kai tame minimame pavyzdyje sprendimas atstūmė didelę dalį vartotojų ir pardavimai tiesiog drastiškai krito, korporacinė sistema reagavo žaibiškai. Per kelis mėnesius jie atsisakė neveikiančios strategijos, pasikeitė vadovybė. Kodėl? Nes jų išlikimas rinkoje priklauso nuo realių apčiuopiamų rezultatų. Suprantu. O kaip tada elgiasi tos ideologinės, dvasinės biurokratijos? O štai autorius pabrėžia, kad ideologinės biurokratijos neturi tokio greito grįžtamo ryšio. Jums nereikia kas ketvirtį akcininkams rodyti pelno. Todėl, jei iš centro nuleidžiami planai toje vietinėje bendruomenėje neveikia, jei jie sekina žmonės ar net atbaido naujus narius, biurokratai gali tą realybę ignoruoti metus. Jie tiesiog toliau spaudžia sistemą, reikalaudami laikytis tos ideologinės linijos ir dar apkaltina pačius žmonės dėl prastų rezultatų. Būtent todėl įraše yra primenamas epizodas, kai judėjimo įkūrėjas Prabhupada, pamatęs tokį biurokratizacijos pavojų, jis tiesiog paėmė ir išformavo visą pasaulinę valdymo tarybą 6 mėnesiams. Palauk, jis tiesiog visus atleido? Taip, laikinai. Vadovybė bandė viską pernelyg centralizuoti, jie netgi bandė paskirti vieną vyriausiąjį buhalterį visam pasauliniam tinklui, nors buvo aiškus nurodymai to nedaryti. Reakcija buvo labai radikali, bet būtina. Taryba išformuota, o vietiniams vadovams liepta veikti savarankiškai. Šis pavyzdys rodo, kad bet kokie globalistiniai bandymai standartizuoti žmonių prigimtis yra pasmerkti žlugti. Na gerai, pabandykime dabar visą tai sujungti ir pažiūrėti iš asmeninės perspektyvos. Nes tai, ką mes aptarėme, jei mes žinome, kad sistemos dažnai yra visiškai ydingos, jei biurokratija visada bandys mus įsprausti į vieną formą ir jei asmeninis teisingumo vykdymas yra kosmiškai pavojingas mums patiems, tai ką mums daryti? Kaip mums nustoti gramuliuoti tas nuoskaudas, apie kurias kalbėjome pradžioje? Šaltinyje tam pasitelkiama labai graži sodininkystės, o tiksliau piktžolių metafora. Autorius teigia, kad tas nuolatinis neigiamų minčių, praeities skriaudų apgalvojimas yra lygiai tas pats, kas leisti piktžolėms augti savo prote. Piktžolės prote. Įsivaizduokite, žmogus gali turėti labai gerą dvasinę praktiką, puikius įgūdžius, jis gali daryti daug gerų darbų. Tai yra tarsi gražus, vertingas augalas, tačiau piktžolės, jei jums leidžiama vešėti, netrukus užgožia viską aplinkui. Bet palaukite, jei aš jau atlikau gerą darbą, jei aš sukūriau kažką vertingo komandai, juk tas geras mano darbas niekur nedingsta, net jei aš dabar esu be galo pikta ant savo vadovo. Šaltinis tai patvirtina, gerasis įdirbis niekur nedingsta. Karminė prasme, dorybė išlieka. Tačiau problema yra tavo dabarties patirtis. Tos piktžolės taip tankiai apgaubia tą gerąjį augalą, kad žmogus tiesiog nebegali juo džiaugtis. Džiaugsmas dingsta. Visiškai. Protas tampa toks aptemdytas nuoskaudų, kad jokios praeities pergalės nebedeikia ramybės. Energija išvaistoma ne augalo puoselėjimui, o vien tik pykčiui dėl piktžolių. Tai kaip tada tų piktžolių atsikratyti? Šaltinis siūzo labai, sakyčiau, įdomų atsakymą iš esmės – palikti teisingumą visatai ir susitelkti tik savo paties darbą. Ir čia mes prieiname prie bene labiausiai mane nustebinusios istorijos visame įraše. Pasakojimo apie narkotikų prekeivius praėjusio amžiaus 8 ar 9 dešimtmetyje. Taip, šitas pavyzdys yra kažkas tokio. Tai skamba beveik kaip Hollywoodo filmo scenarijus. Bet jis tobulai iliustruoja, kaip visa ta pati, be mūsų įsikišimo, susitvarko su pažeidimais.
Pasakojama apie asmenis, kurie vertėsi nelegalia narkotikų prekyba, tačiau labai didelę dalį tų nešvarių pinigų jie naudojo dvasinėms bendruomenėms ar projektams remti. Pala, aš noriu pasitikslinti, ar jie galvoja, kad, aukoja pinigus ir taip nusiperka savotišką karmos indulgenciją, lyg plautų savo pinigus per dvasinius dalykus. Matyt, taip jie ir galvoja. Jie turbūt tikėjo, kad darydami tokį gerą darbą, jie atsveria savo nelegalą veiklą. Ir žinote, kurį laiką atrodė, kad sistema jiems leidžia taip veikti. Bet šaltinis pabrėžia, kad ydinga veikla anksčiau ar vėliau vis tiek prisišaukia neišvengiamas pasekmes. Ir tai įvyko labai sinchroniškai, ar ne? Taip. Vieną dieną keli iš jų laukia kažkokio didelio sandorio, didžiulėje atviroje automobilių stovėjimo aikštėje. Jie ten laukia taip ilgai, kad tiesiog ėmė ir užmigo mašinoje. Aikštelė po truputį visiškai ištuštėjo ir jų vienišas automobilis atkreipė patruliuojančios policijos dėmesį. Jie buvo suimti su pilna bagažinė įkalčių. Ir tuo pat metu kiti bendrininkai, ar ne, jie keliavo per oro uostus. Tikrai taip, jie keliavo tikėdamisi, kad viskas bus kaip įprasta. Bet nebuvo, nes staiga pasikeitė technologijos. Oro uostuose kaip tik tuo metu buvo įdiegti nauji tie spalvoti rentgeno skeneriai. Būtent. Senieji skeneriai galbūt neparodydavo visko, ką jie slepia, o naujieji iškart viską atskleidė. Visi jie įkliuvo beveik vienu metu. Ir atkreipkite dėmesį ne dėl kažkokio vieno kerštaujančio asmens, kuris juos įskundė, o todėl, kad sistema tiesiog apsivalė pati. Kai atrodo, kad neteisybė klisti, tie mechanizmai veikia fone, kol galiausiai suveikia pilna jėga. Visata apsivalo savaime. Vadinasi, mūsų darbas nėra būti kažkokiais visatos policininkais. Mūsų darbas daryti tai, ką mes mokame geriausiai ir kartais tiesiog patylėti. Kaip suprantu, tai ir yra vadinamoji dharma, savo pareigą atitinkantis veiksmas. Taip. Šaltinyje dėl to minimas Arjuna iš senovės epų. Jam prieš didžiulį mūšį buvo tiesiai šviesiai pasakyta: tavo prigimtis yra būti kariu. Todėl tavo vieta yra mūšio lauke, o ne kažkur miške medituojant ir bandant pabėgti nuo realybės. Tu negali dirbtinai keisti savo prigimties vien todėl, kad tau nepatinka susiklosčiusios aplinkybės. O šalia šito senovinio epo ten yra ir labai modernus pavyzdys, tiesa, apie pareigą ir tylos svarbą. Taip. Istorija apie vieną Švedijos tarybos pirmininkę. Tai moteris, kuri užėmė tikrai aukštas, atsakingas pareigas, tačiau jo aplinkosave matė daugybę, jos pačios nuomonę, neteisingų dalykų. Problema buvo ta, kad ji niekaip negalėjo nustoti apie jos kalbėti ir visus kritikuoti. Ji norėjo visus pataisyti. Būtent. Bet senovinė išmintis sako, kad viena iš svarbiausių lyderio savybių yra žinojimas, kada reikia tiesiog patylėti. Kadangi ji to nesugebėjo, to nuolatinė kritika atsisuko prieš ją pačią. Iš pradžių buvo pašalinta iš tų pirmininkės pareigų. Bet ji vis tiek nesustojo. Ne, ji tęsė savo kryžiaus žygį, tada ji prarado dar aukštesnį postą ir taip toliau, kol galiausiai buvo tiesiog visiškai izoliuota nuo sprendimo priėmimo. Tai tarsi dar kartą patvirtina tą mintį, kad bandymas jėga ištaisyti viską aplinkui, kai tai net nėra tavo tiesioginė atsakomybė, jis tiesiog sudegina patį žmogų. Bet jei mes atsitraukiame nuo to nuolatinio noro viską pataisyti, jei mes nustojame mikromenedžeriti savo aplinką, kaip tada apskritai atrodo ta tikra autentiška teigiama įtaka? Aha, mes artėjame prie kulminacijos. Taip, čia mes prieiname prie mano mėgstamiausios ir turbūt pačios keisčiausios šaltinio vietos. Pavadinkime tai asilo fenomenu. Asilo fenomenas. Tai yra tiesiog tobula atsvara visai tai biurokratijos kritikai, apie kurią kalbėjome. Istorija prasideda, kai vienas vyresnysis dvasinio centro vadovas tiems vietiniams vadybininkams duoda nepaprastai trumpo ir atrodytų, visiškai nelogišką nurodymą. Jis jiems liepia tiesiog gauti asilą. Aš galiu tik įsivaizduoti tų biurokratų veidus. Jokio vizijos dokumento, jokio strateginio plano 5 metams, tiesiog mums reikia asilo. Bet žinai, kodėl asilo? Kodėl ne žirgo? Žirgai juk tokie didingi, jie atrodo labai reprezentatyviai. Čia ir yra esminis skirtumas. Žirgai galbūt atrodo didingai, bet jie yra labai išdidūs gyvūnai. Juos sunku prižiūrėti, jie reikalauja labai daug specifinio dėmesio. Vietiniai vadovai, nors ir sunkiai, galiausiai gavo kažkokį gan nerimastingą asilą. Bet kai tas asilas apsigyveno centre, išryškėjo tikroji lyderio idėja. Kas nutiko? Asilai iš prigimties yra labai paprasti, labai smalsūs ir interaktyvūs gyvūnai.
Kai į centrą atvykdavo svečiai, jie iškart matydavo šį asilą, prieidavo prie jo, o asilas noriai su jais bendraudavo. Tai tiesiog akimirksniu sulaužydavo bet kokius oficialumo ledus. Tai sukūrė nepaprastai šiltą, atpalaiduojančią į žmogišką atmosferą. Ir tam nereikėjo jokio specialaus komiteto posėdžio. Visiškai jokio. Ir tai yra autentiškos lyderystės pavyzdys. Pagal šį šaltinį lyderis nesukūrė kažkokio ten 10 punktų lankytojų patirties gerinimo plano, jis neprašė vadybininkų pildyti formų apie tai, kaip dažnai jie turėtų šypsotis atvykusiems svečiams. Jis tiesiog sudarė sąlygas atsirasti organiškam džiaugsmui. Taip. Jis paliko erdvės ir pasitikėjo, kad vienas paprastas asilas atliks tą darbą kur kas geriau nei 10 nuleistų direktyvų. Tai toks nuostabus priminimas. Priminimas, kad sudėtingos problemos toli gražu nebūtinai reikalauja sudėtingų biurokratinių sprendimų. Na, manau, mums jau laikas po truputį apibendrinti tai, ką šiandien čia išnarpliojome. Mes pradėjome nuo to kankinančio jausmo 3 valandą nakties, kai tiesiog negalime paleisti praeities nuoskaudų. Mes supratome, kad tas pyktis kyla iš labai gilaus sielos poreikio teisingumui. Bet karmos matematikos ir apskritai to gyvenimo lygties sudėtingumas mums rodo, kad tie mūsų bandymai būti teisingumo vykdytojais yra ne tik pasmerkti nesėkmei, bet ir pavojingi mums patiems. Taip pat mes matėme, kaip bet kokie bandymai institucionalizuoti tą teisingumą per didžiulės biurokratijas, bandant įsprausti visą pasaulį į 36 dydžio marškinius, jie visada žlunga, atsimušę į paprastą žmogaus poreikį autentiškumui. Ir galiausiai šaltinis mus moko, kad vienintelis tikrai tvarus kelias yra susitelkti į savo dabartinę pareigą. Būti tuo virėju, kuris ramiai kūrė stebuklus savo virtuvėje, nebandyti kontroliuoti to, kas absoliučiai nepriklauso nuo mūsų, ir tiesiog leisti sistemai ar visatai pačiai sutvarkyti ydingus mechanizmus. Būtent. Ir pabaigai norisi palikti vieną tokią mintį, kuri galbūt privers į mūsų kasdienybę pažvelgti kiek kitaip. Jei tas begalinis toks gilus teisingumo poreikis, kaip teigia šaltinis, iš tiesų yra grinai prigimtinis mūsų sielos impulsas, galbūt mes turėtume permastyti ir tai, kas šiandien vyksta aplink mus. Ką konkrečiai turiu omenyje? Aš kalbu apie tą modernę, mus visus taip smarkiai alinantį pasipiktinimo kultūrą internete, kai socialiniuose tinkluose mes nuolat pykstame, nuolat kažkai teisėme ir ieškome kaltų. Galbūt tai nėra vien tik koks šiuolaikinis visuomenės išliepimas ar paprastas irzulis. Tai labai įdomus kampas. Galbūt tai tas pats amžinas dvasinis instinktas teisingumui, kurį mes tiesiog beviltiškai ir labai klaidingai bandome pritaikyti visiškai netobuloms, šaltoms, materialaus pasaulio sistemoms ir biurokratijoms. Ir kyla toks klausimas. Kas nutiktų, jei mes nustotume reikalauti to kosminio tobulumo iš aplinkinių, iš tų ribotų struktūrų ir visą tą didžiulę pasipiktinimo energiją nukreiptume ten, kur iš tikrųjų turime tikrą įtaką? Į savo paties pareigą. Taip, į savo kiemą arba bent jau į savo asilo priežiūrą. Šis tyrimas baigtas. Iki kito karto.